metu Naujosios Akmenės ligoninė, aptarnaujanti Akmenės rajono gyventojus, turi skubios pagalbos ir konsultacijų, palaikomojo gydymo ir vidaus ligų, vaikų odontologijos skyrius. Ligoninėje yra 75 lovos, be to teikiamos dienos stacionaro paslaugos. Naujosios Akmenės ligoninė yra antro lygio gydymo įstaiga, kurioje yra teikiamos visos reikalingos žmonėms medicinės paslaugos, išskyrus chirurginės stacionarinės paslaugas ir reanimacijos antro lygio paslaugas. Mūsų ligoninė yra tikrai labai graži, labai kai kur atremontuota, kai kur dar vyksta ir remontai. Negalim pasigirti, kad pilnai esam susitvarkę 100%, bet visą tą darome su savivaldybės pagalba, su įvairiais investiciniais projektais. Šiuo momentu remontuojamas yra vidaus ligų skyrius, turime atremontuotą slaugos skyrių, turime geriatrinės paslaugas, turime vidaus ligų paslaugas, vaikų stacionarinės paslaugas, ambulatorinės paslaugas, turime įsirengę druskų kambarį, turime įsirengę rentgeno kabinetą neblogai ir kai kurias kitas paslaugas. Visoje Lietuvoje rajonų medicinos įstaigos skundžiasi, kad nuolat trūksta medikų specialistų. Naujosios Akmenės ligoninė taip pat susiduria su šia problema. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip pat mums yra didelė problema ta, kad trūkstam gydytojų. Gydytojų mažėja visur, mūsų gydytojų amžius yra maždaug 60 su truputėlį metų amžiaus vidurkis. Šiai dienai galbūt tų gydytojų mes ir pakankam, bet metai kiti ir tikrai būsime didelėme stokojime. Labiausiai trūktumėm vidaus ligų gydytojų, neurologų, gydytojų kardiologų, kuriuos tikrai mielai kviestume ir visus priimtume nuolatiniam darbui, jeigu tik tais atsirastų norintis dirbti mūsų Naujosios Akmenės ligoninėje. Kada šitaip išgražėjęs miestas ir ligoninė tikrai puikiai įrengta ir kurie čia dirba gydytojai, manau, kad nesiskundžia nei vienas, nei atlyginimu, nei darbo sąlygomis ir pacientų yra pakankamai ir tikrai mes galėtumėm žmonėms nemažą gerą darbą padaryti. Siekdama sumažinti gydytojų trūkumą, Akmenės rajono savivaldybės taryba dar pernai patvirtino trūkstamų gydytojų pritraukimo į Akmenės rajoną programą, kurioje numatyta įvairių patrauklių dalykų. Žinom, kad begalinis stygius tų pačių daktarų, tai aišku, mes savais būdais, skatindami, mokindami juos lietuvių, duodami jiem butus. Sakykime, šiandien yra galimybė atvykstančiam medikam pasirinkti vieną iš rėmimo formų, tai yra gauti tarnybinį butą. Kita forma, kad įsikūrimusiui yra skiriamas daktarui 15 000 eurų, taip vadinamas bonusas, bet jis privalo 5 metus atidirbti mūsų savivaldybėje ir artimiausiu metu atvyksta 2 gydytojai iš Kauno, visa šeima su maža vaikeliu ir jie gaus kaip šeima 30 000 eurų tam pradinimui įsikūrimui. Itin palankios sąlygos numatomos ir rezidentams. Rezidentūros ar jai apmokėti paimtos paskolos kompensavimas Lietuvos universitetuose, savivaldybės būsto skirimas naujai atvykusiam gydytojui ar rezidentų praktikos atlikimo laikotarpiu Naujosios Akmenės ligoninėje. Naujai atvykusių gydytojų kvalifikacijos kėlimui Lietuvoje ar užsienyje. Skatinimo priemonių numatyta ir medikus įdarbinusiai įstaigai, naujų gydytojų kabinetų remontui bei įrangai įsigyti. Panašiomis Akmenės rajono savivaldybės siūlomomis lengvatomis jau yra pasinaudoję ir gydytojai specialistai atvykę dirbti iš kitų šalių. Įvairius būdus sprendžiame dėl galimybės įdarbinti užsieniečius. Šiai dienai pas mus dirba jau Baltarusijos piliečiai, porą gydytojų aukštos klasės, mokslų daktarai, sakykime. Neužilgo atvažiuos ukrainietė, ginekologė dirbti, kuri Donecke, man atrodo, net skyriaus vedėja dirbo. Reiškiasi, tai ir ko gero dar daugiau galėtų, bet tas mūsų biurokratinis, tas praėjimas, forminimasis, pavyzdžiui, kaip su ta ukrainietė, ko gero daugiau negu 2 metai, jinai tvarkosi ten dėl kalbų, dėl
leidimų ir panašiai. Akmenės rajono meras nekartą kreipėsi į valdžios atstovus su pasiūlymais, kaip būtų galima spręsti daugelio Lietuvos medicinos įstaigų problemas. Tačiau šie siūlymai dažnai lieka tik besikeičiančių ministrų stalčiuose. Ir šiuo atveju tikrai aš suprantu, kad tam, kad gydytojas tobulėtų, tam, kad jisai būtų aukštos kvalifikacijos, ypatingai sunkiose atvejose, jis turi nuolat šitą veiklą dirbti. Kai Akmenėj darydavo 3 operacijas į savaitę, tiesiog gaila chirurgai ir tų pačių, kaip aš sakau, valstybės pinigų. Tai šitoje vietoje mes irgi pakankamai matom, kad tai reikia ir gal vėlgi Akmenė pirmauja visur parodydama kaip pavyzdį. Aš ministrams siūlau, atvažiuokit, pažiūrėkit Akmenės ligoninės pavyzdžių. Mes dabar norim dar vieną projektą padaryti, įkelti polikliniką, kad vienam pastate būtų 5 įstaigos, bus psichikos centras, poliklinika, dializės centras, laboratorija, privati pirminės grandies Lizdenio klinika ir visa ligoninė. Reiškės, tai toksai centras, kuriam galėtų būti dabar ministerija net ypatingą dėmesį skirti kaip pavyzdį, kaip pilotinį padaryti, bet mes net negaunam renovacijai pinigų ir kiek tų ministrų keitėsi, sakykime, žadėjo greitųjų mum jau per 5 metus, aš kaip juokauju, jeigu ministerija nesugeba greitosios mašinas nupirkti, tai kaip jinai sugeba visus medicinos reikalus klausyti. Tai čia tų problemų daug, bet mes vėlgi sugebam prisitraukti ir naujų žmonių, ir naujų specialistų, ir kaip ir minėjau, netgi iš užsienio. Dar vienas Akmenės rajono savivaldybės administracijos ir naujosios Akmenės ligoninės siūlymas sveikatos apsaugos ministerijai, jog reikalingų mažoms gydymo įstaigoms gydytojų rezidentūros studijos turėtų būti apmokamos iš ES ir valstybės biudžeto lėšų. Taip tikintis, kad jaunieji medikai pasirinks darbą nedideliuose rajonuose. Ir tai dar ne visi akmeniškių siūlymai. Aišku, vėlgi galvojant tai, kad ir šiandien jau kalbėjau su tam tikros spaudos atstovais ir su labai dabar važiuojančiais Seimo nariais ir politikais prieš Seimo rinkimus. Aš sakau, mėlėjai, nesupykit, bet jūs tikrai atitrūkę nuo tam tikrų realijų, kas vyksta valstybėje ir kaip reikia specialistų ir žmonių ir nieko nedarote šitoj srityje. Tai vienas iš mano pasiūlymų, jeigu mes turim valstybės tarnybos departamentą, tai kuris kuruotų visos viešojo sektoriaus darbą, kad būtų sukurta tarsi katalogas, kad mes nusiunčiam Akmenės rajono savivaldybę, kokių mums kur reikia specialistų. Nebūtinai savivaldybei, nors trūksta ekonomistų, inžinierių ir taip toliau, daktarų ypatingai, kokių, sakykime, bet trūksta jau ir meno vadovų, trūksta futbolo trenerių ten ar kitokių, trūksta mokytojo. Tai mes nusiunčiam ir studentai, kurie baigė valstybės finansuojamas vietas, jie privalo gauti paskirimą, atidirbti, tarkim, pagal poreikį 3 metam. Va, yra toksai savivaldybių poreikis, tu rinkėsi, kurią tu savivaldybę važiuoji, kur tau patogiau 3 metam. Sakys, ne, aš nenoriu, valio, gražink pinigus, nes aš irgi mokesčių mokėtojas, o aš sumokėjau mokesčius, tai kodėl aš šiandien neturiu gauti gerų specialistų savo valstybėje. Tai važiuokite ir atidirbkite. Norit išvažiuoti, gražinkit pinigus, tikrai nestabdo, nes yra daugelį mokosi už pinigus. Tai šiuo atveju, ko gero, tikrai įsispręstų ir tų pačių daktarų problematika.